37 diena, lapkričio 30, sekmadienis, Lietuvos laiku 08:19, Australijos laiku 17:19, jau link vakaro einam. Dabar irgi jau baiginėjau darbus ir įrašinėjau šį vaizdo įrašą, tada važiuoju paimti picų, atšvęsim kambariokų išleistuves ir tada atgal grįšiu prie darbų. Tai šiandien prie ko buvo dirbama, tai prie Samuelio kampanijas ruošiau, paleidinėjau, bet tuo pačiu dar irgi vėliau po būtent išleistuvių eisiu atgal dirbti prie Samuelio ir reikės pasileisti labiau dedikuotas kalėdinės kampanijas, pasiruošti labiau nuo idėjų, nuo konceptų iki pilno išvystymo. Tai šiandien bus idėjų generavimas kartu su kolega. Tai taip atrodys būtent diena ir šiandien tuo pačiu paleidinėjau klientų reklamas ir dabar galim būtent ir nueiti pasižiūrėti, ką pamatysime viduje. Taip, tai esam dabar jau Ads Manageryje ir kampanijoje sukurtoje. Tai matome kampaniją, kampanija yra sales paprastai, tada adseto lygmenyje irgi pasirenkam konversijos lokaciją website, tada maximize number of conversions, of course, conversion eventas yra purchases ir tada pasirinktas teisingas datasetas. Ir vėliau irgi dar bus iki galo būtent nustatyta diena su laiku, tai dar reikia pasitvirtinti su klientu iki galo būtent tekstus ir dar likusius keletą konceptų, bet taip. Tai iš karto galim pereiti būtent prie reklamų, ne, tai kuri yra įdomiausia galbūt, arba smagiausia, tai turime 3 produktus, turime irgi 3 adsetus, 3 produktus ir kiekvienam produktui turime po 3 konceptus. Tai pirmas konceptas, kaip matome, tai yra kalėdos, produktas Elevate. Tada matome antrą konceptą, tai būtų produkto to pačio Elevate benefitai. Ir tada būtent trečias yra direct sales, paprastas švariai baltame fone, tai irgi su žinute, su emocija ir su taip call in action gaunasi. Tai irgi pirmas produktas, tada turime dar vieną produktą, turim Pro Vitality, tai konceptas irgi labai panašus, tai kalėdos, produktas, tuomet benefitai, matom benefitus, matome irgi pateiktus produktus, iš karto aišku, ką žmogus gauna, ir tada matome tą patį direct sales, yra fine. Taip, tada turime trečią produktą, kas yra Omega. Ketvirtas, irgi kalėdos, produktas, žinutė, tada benefitai, matome, irgi fine atrodo, gražiai atrodo. Ir tada turime šeštą direct sale, irgi per daug nesivelsiu, tai irgi dėl struktūros, tai irgi kampanijos goalsas yra sale'ai, tada adseto lygmenyje matome būtent irgi viskas braudas, tai irgi, bet į purchase orientuota ir kaip ką turėjau omenyje braudas, tai braudo auditorija, tai yra Lietuva ir tada yra jokių papildomų nustatymų dėl amžiaus ir lyties ir jokių custom papildomų segmentavimų nebuvo dėta. Tai irgi bent jau taip mėgstu, rekomenduočiau ir jums taip pat darytis, bet jeigu tu kažkokių klausimų dėl kampanijos etapo turi, tai tikrai gali rašyti, pakursiu papildomai video arba atsakysiu komentaruose. Tai taip atrodo reklama ir netrukus bus jinai paleista ir nuo pirmadienio jau jinai turėtų būti aktyvi. 37 diena, ačiū, kad žiūri toliau ir tada iki pasimatymo 38 dienos. Iki.